Morkos su papajos vaisiais. Papajos vaisius perpjaukite išilgai per pusę ir išimkite sėklas. Pusę morkų sutarkuokite plonais šiaudeliais. Užkaitę puodą su vandeniu, įdėkite sviesto bei cukraus ir pavirkite apie 5 minutės. Tuomet sudėkite morkas, įpilkite apelsinų žiedų medaus, pakaitinkite dar 2 minutės ir įmeskite sutarkuotos citrinos žieveles. Papajos puselės sudėkite į kepimo skardą. Į vaisiaus vidų įdėkite apelsinų džemo ir išvirtas morkas. Kepkite 180 laipsnių temperatūroje 25-30 minučių. Likusias morkas supjaustykite griežinėliais. Iš jų formelę išpjaukite šerdis. Į puodą sudėkite likusį sviestą, įpilkite vandens ir medaus. Sudėkite morkų šerdis ir pavirkite apie 15 minučių. Padažui jums reikės putojančio vyno, kiaušinių baltymo ir vanilės esencijos. Masę plakite šluotele, kol susidarys standi puta.